Idėją gimė 2015 metais. Iš pradžių planavome, kad čia bus kokybiškos jautienos parduotuvė, šiek tiek degustacinės erdvės. Čia buvo, prie tos sienos buvo toks baras padarytas ir čia buvo pora staliukų. Ten ta erdvė, kur dabar salė restoranui, ten buvo ofisinės patalpos. Ir mes įsivaizdavom, kad pardavinėjame mėsą ir tuo pačiu ten kartais darom tokias degustacijas apie tą mėsą. Kuo toliau, tuo susidomėjimas klientų augo labiau valgyti vietoje ir valgyti ten su garnyrais ir kad būtų pilnas meniu. Tai tada sugalvojom plėstis ir sugalvojom daryti remontą. Tai buvo berods 17 metai. Tada mums kaimynai mūsų iš Šugamūro rekomendavo įmonę Kancelytė. Tai buvo mūsų pirma pažintis su jais. Tai jie mums darė remontą, vienu žodžiu, tą ofisinę patalpą pakeitė į salytę. Jinai buvo mažesnė negu dabar yra. Ir tada jau pradėjom dirbti labiau kaip restoranas. Vėliau dirbome taip iki šių metų ir šiais metais nusprendėm atsinaujinimą padaryti. Kadangi buvo labai gera patirtis bendradarbiavimo su Kancelytė, tai vėl kreipėmės į juos. Koncepcija yra ta, kad šiek tiek neįprasta kaip bendrai restoranuose, nes pas mus klientas turi pats galimybę išsirinkti mėsą. Tai yra iš vitrinos. Mes klientui pristatom kiekvieną mėsos poziciją, papasakojame apie ją, nes pas mus labai plati geografija mėsos, turime ir aukščiausios kokybės jautienos iš Amerikos, iš Kanados, iš Australijos. Taip pat vežame iš Ispanijos, iš japoniškos jautienos turime, australietiškos jautienos. Tai labai platus asortimentas. O atsiliepimai tai žmonėm labai patinka. Žmonėm patinka tos atnaujintos erdvės, visi patenkinti, visi gyrė.